Taigi, sakysiu, aš Ignas ir šiandien parodysiu mano manimu geriausius youtuberius. Tiek kurie žaidžia per telefonus, tiek per kompiuterius ir kitus. Ir pradėsiu nuo youtuberio Edvis SSR. Šitas youtuberis kelia fun mapus, kas nors gali visus fun mapus per kompiuterius. Tada dar jisai neseniai pradėjo kurti kitus žaidimus, kur žaidžia ir CSGO kartais, ir GTA aišku. Vienas dar Minecraft Pocket Edition išbandė. Ir su J-Craftu jisai žaidžia. Nu ir tiek, perėmė iki kito youtuberio. Dar vienas youtuberis tai bus J-Craft. J-Craftas turi biškai daugiau subscriberių. Ir jisai kuria labai panašiai kaip ir Edvis. Rostą, Minecraftą, GTA ir daug kitų, ir dar keletą kitokių žaidimų. Bet aišku, pas jį daugiausiai yra Minecrafto ir GTA. Vienas youtuberis tai bus Orestas žaidžia. Šitas youtuberis turi 86 subscriberius, bet atrodo pas jį, kad turi tik 80. Jisai turi 86, bet tai rodo tik 82 kažkodėl. Jisai kelia pagrindę Minecraft Pocket Edition, Growtopia. Ir jisai beveik kas kokius 3 epizodus turi naują intro. Dar vienas youtuberis, Murabagėlis. Jis senai pradėjo žaisti GTA 5, o seniau San Andreasą žaidė. Žaidė Minecraftą, dabar jau net Minecraftą nebežaidžia. Ir šiaip daug žaidimų visokiausių pas jį yra. Ir CSGO, ir apžvalga viena. Nu ir šis youtuberis turi visai neblogai. Su subscribais jam nėra problemų. 30 000 subscriberių. Nu, man tau čia didelis skaičius. Dar vieni žmonės. Čia yra ne žaidimų kanalas. Čia yra labiau vlogų kanalas. Extra Kentai. Šis kanalas man patinka todėl, nes jisai yra toksai įdomus. Ne tai, kad kiekvieną video tas pats, bet kažkas kito. Tarkim, live streamas iš Vaiduoklių namo. Vlogas Vaiduoklių name prisižaidė. Ir tiek daugiau visokiausių dalykų. Seniau jie kėlė Londone, ne taip senai grįžo į Lietuvą ir dabar kelia Lietuvoje. Dar vienas youtuberis, paskutinis, bet tikrai neprasčiausias. Tai yra Meškis. Meškis dar daugiau live streamų. Žaidė Minecraftą labiausiai, dabar jau nustojo. Ir dabar visi žaidžia CSGO. Live streamus jis padaręs labai daug. Nežinau, bet daug. Pagrinde, jeigu žiūri, jeigu nori pažiūrėti jo video, dažniausiai jis daro live streamą. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi patiko šis video. Ir kuriuos youtuberius išvardinau, užeikit į jo kanalus ir uždėkit like, sub ir pasidalinkit su draugais. Nu, su jumis čia buvau aš, Ignas. Ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit like, subscribe ir